Švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje. 1608 metais piemenims ganant bandą, netikėt ant didelio akmens, pasirodė jauna, gražiai pasipuošusi palaidais plaukais, su kūdikėliu ant rankų verkianti mergelė. Įsigandę piemenėliai tuoj nusiuntė vieną iš saviškių pas Kalvinų katechetą pastorių Mikalojų Fierą pranešti, ką matė, bet šis tik nusišypsojo ir numojo ranka. Vakare piemenukai papasakojo tą atsitikimą namiškiams ir pažįstamiems. Daug šiluviškių, lyg nepaprastai nujausdami, kitą dieną susirinko į tą vietą. Pastorius pasikvietęs bakalaurą, Kalvinų mokyklos rektorių Saliamoną Grodskį, išėjo varyti žmonės namo ir ėmė juos plūsti, kam jie tiki kažkokią baidyklę pasirodant ir vadino minkštapročiais. Visi bardami staiga visi išvydo tą pačią verkiančią motiną su kūdikiu ant rankų. Įsidrasinęs pastorius ją paklausė: "Ponia, ko verki?" Jie atsakė: "Todėl, kad prieš tai tose žemėse garbino mano sūnų, o dabar čia sėja rugius." Tai pasakiusi išnyko. Tuos žodžius išgirdę katechetas su mokytoju tarė: "Šmėkla kažkokia buvo ar fantazijos padarinys." Paskui vakare per ginę bandą piemenėlį ėmė visiems pasakot apie regėjimą. Girdėdami tos dalykus ūkininkai vienas vienaip, kitas kitaip kalbėjo apie tą stebuklą. Tarp jų buvo vienas vyresnis kaip 100 metų apakęs nuo senatvės senelis. Jis pradėjo žmonės tikinti, kad ant akmens pasirodžiusi ne kokia baidyklė, o Dievo motina. "Šnekėkit kaip tinkami, aš vienok jums sakau, jog ne baidyklė kokia ant akmens pasirodė, bet švenčiausių mergelė su savo sūnumi, kurio garbė įsteigta ant tos žemės kažkuomet katalikų bažnyčia stovėjo. Kaip man rodos, prieš 80 metų mūsų poną ją nugriovė ir panaikino." Žmonės pradėjo lankyti tą vietą, puošė akmenį, ant kurios stovėjo švenčiausia mergelė, gėlėmis, degė žvakes, giedojo giesmes. Šiluvoje gyvenęs 100-metis aklas senelis, girdėdamas apie užvestos bylos nesėkmę, tarė: "Aš žinau, kurio vietoje yra šios bažnyčios dokumentai", ir nurodė, kurie turėtų būti. Atvedus senelį ieškoti buvusios bažnyčios vietos, jis praregėjo. Vargšas puolė ant kelių, karštai pagarbino Dievą ir dėkojo už suteiktą malonę, stebuklingą išgijimą. Pasijutęs, kur esąs, jis tuoj nurodė vietą, kur užkasta skrynia. Kazakevičius pasamdė vyrus ir kasant iš tikrųjų buvo rasta geležinė skrynia su brangiu arntu, stebuklingu švenčiausios mergelės Marijos paveikslo ir bažnyčios įsteigimo pergamentiniu dokumentu. Tai vyko 1612 metais. Katechetui Mikalojui Fierai, prakalbinusiam Mariją, nejauku darėsi Šiluvoje ir jis netrukus iš ten pabėgo, atsisakęs savo pareigų. Pastorius Dovydas Dergvilis sugrąžino jį atgal, nes pabėgimas galėjo atrodyti kaip Kalvinų pralaimėjimas, bet po kiek laiko katechetui buvo leista palikti Šiluvą ir persikelti kitur.